Beinant pro šalį akis nukrypo į medį, kur genys pasidarbavęs smarkiai, atrodo, kad ketino nukirsti medį. Skriedros lakstė į visas puses. O kaip iškapojo, ieškojo čia šaknis ir ją taip iškapojo, medis patrešęs. Čia beveik kiaurai skylutė. Prakapojo, darbavosi iš peties, dabar trūksta vėjo stipresnio ir turbūt išras šitą eglę. O jin dar pakankamai aukšta, viršūnė tik nulūžusi panašu. Ir iš tos pusės pakapota. Taip kad jau netiek daug tą medį ir belaiko. Neaišku, kaip jis čia atstovės. Dar porą vėjuotų dienų.